Graži saulėta diena, pagaliau nusprendėm nuvykti tos kalnus vėl, kur buvom. Vienas iš pirmųjų tų video, kur Konę rodėm iš aukščiau, tai vien žodžiu važiuosim su pirmu autobusu ir tikėkime, kad nuvyksime iki to miestelio, kur prie kalno yra ir galėsim nužygiuoti ten. Jau nebe rytas, po pietų gerokai, galvojom būtų geriausiai ryte, bet gaunasi taip, kad vis dėlto po pietų išjudėjom. Taip tokia atsitiktinė random idėja, vėl gimė. Oras visai nieko, Daiminai, pažiūrėk oro prognozę. Koks oras bus, sako, saulėta gražu šiandien, pagaliau lietaus nesimatys. Na ką, ir nusprendė varyti. Nusipirkau kepurę, kaip matot, ne visai full capas ten galiai ir tie susiekti šudukai. Ir jau gal matėt, nežinau, gal neįdėjau, nusidažėm juodai plaukus. Kirilas irgi su savo kepurė. Nes esam juodaplaukiai. O Daimon... Vandens reikia nusipirkti. Jo, vandens nusiplaut, man juodas plaukas. Na, šiaip tai aš tai vadinasi iš tiesų turiu mūsų kelionį. Daimonai geriausiai plaukai gavosi ir net kepurės nereikia sudengti. Kažkas natūralesnė negu mūsų plaukai, Kirilai, ne? Manau, visi tinka. Nusifilmuok be kepurės. Ne, tai žinai, aš iš vis noriu ją, man nuėmė kepurę, nuostabu, varom į kalnus. Važiavom pirmu autobusu, kurio turėjom nuvažiuoti. Ir jis ten nenuvažiavo. Daimonas jau pyksta. Atsidūrė paskutinėje stotelėje autobusų parke. Nuostabus tiesiog dalykas, wow. Dabar nežinom iš visom, kurio kalno lipsim, čia yra pora gan arti, o tas didysis kažkur porą kilometrų, gal net daugiau. Žiūrėsim, kur pateksim. Į Antaliją? O, geras autostopų. Varom į Antaliją tada. Pašliai, let's go. Neįsivaizduoju, ir jums gerai matosi, bet pakrypo dalykai kita linkme ir varysime visi į Antaliją. Radom kardoną beeinant patvoriai ir ant jo užrašėm Antaliją. Ką pasakys, Hebra? Jeigu išgyvensim, tai bus gerai. Jep, jeigu išgyvensim, bus gerai, varom į Antaliją, bus nuostabu. Neplanuotas šūdas, ranom Izrael, jau varom į Antaliją. Nuvažiavom apie 80 km, atsidūrėme degalinėje prie šito plastmasinio dramblio. Mūsų kelionės toks trumpas pratęsimas, norėčiau pasakyti, kad neturi nieko prieš homoseksualus, ne, bet vis tiek. Važiavom, sustojo dar vieną mašiną, važiavom 15 km. Vyriokas pradėjo su mum kalbėti, žinai, sako, man ant koją padėjo, ant kojos ranką čia padėjo. Ir sako, seks? Seks? No. Visi jau Google Translate parašė, together sex. Ir visiems rodo. Aš toks, ne, dėkui. Va čia tai gyvenimiška patirtis, kad viską gali sutikti. Gerai, varom tolyn. Trečias etapas kelionės į Antaliją. Pavežė du vyriokai vaikinai mus per visus kalnus, ten 100 kažkiek ten kilų vien žodžiu nuvažiavom su jais. Žiūrė, buvo linksma, sustojom, dar ten pakalbėjom, vien žodžiu, pabendravom, įdomus labai žmonės. Toliau judom į Antaliją, dabar esam kažkurim vienam iš jos rajonų, Marogar vadina berods. Dar gal 60 km liko iki centro, kiek suprantam, nes visą laiką rodo iki centro. 80 minimum. 80 minimum. Judam į priekį, tuoj būsim prie paplūdimio. Jau! Čia bus mūsų vakarienė, jeigu reikės per visą naktį likti. Tai. Porą keksiukų, pieno ir sausainių. Daimonas pasiėmė tik sausainių, nes jis nealkanas pasirodo. Nuostabu. Nežinau, kiek jau matosi, bet esame dabar naktinėje Antalijoje. Bevažiuojant dar sutikom vieną furistą, ne? Tai jis mus pavežė. Irgi buvo įdomi šią patirtis. Linksmai pakeliavom iki pačios Antalijos. O dabar jau naktį būnam gal kokią 9 berods ar 10 atvykom į Antaliją ir dabar apie 3 valandą ryto yra. Tai vaikščiojom visur, ieškojom, dairėmės ko čia gero. Sezonas dar kurortinis neprasidėjo, tai jo, iš tiesų dar čia nelabai buvo verta važiuoti, bet kadangi viską labai pigiai, netgi niekur neapsistojam, tiesiog kaip bumžiukai tokie.
būnam apsidaryti iš tiesų gerai, paskui, kai jau sezonas bus, reikės atvaryti ir kažką gerą nuveikti. Dar susitikau, nežinau, ar čia jau matysis, Sabaką susitikau. Opa! Čiuku. Atsisuku, žiūriu, bėgus, iššiepęs toks. Tai suvalgiau savo keksiuką ir dar jam šiek tiek daviau, tai labai meilus toks šuniokas. Iš tiesų labai gaila, kad palieka jie tos šunis, kad lakstytų visur. Pas musgi yra globos namai, pavyzdžiui, Utenoj. Tie globos namai labai rūpinasi tais gyvūnais, ten turgai irgi pardavinėja, ne tai, kad pardavinėja, bet atiduoda žmonėms. Tokia įdomi organizacija, savanoriai pagrindė ten dirba. Tai ką, judame tolyn. Mes atvykom į paplūdimį Kirilų šakės, aš nemiegojęs. Antalija! Radom architektūros parodą prekybos centre, iš Selčiukų universiteto žmonės darė. Tai visas labai detaliai padaryta. Klausimas, ar čia kokie baigiamieji darbai, pavyzdžiui, būtų. Viskas taip detaliai sudėta. Įdomiai labai padaryta. Žiauriai, kad žiūrėt, pažiūrėt, va čia su laivai ir dizainai visokie. Žiauriai jėga. Kažkurioje ten vietoje buvo labai gražus tapetai padaryti irgi ten. Kai maži būdavo su degtukais, visi vaikai ten klijuoja kažką iš degtukų, klėja degtukai ir namelį kokį daro, pilį ar dar ką nors, tai čia irgi paskui architektūrą studijuoja ir daro visokius dizainus, žiauriai įdomiai atrodo. Jo, tai kino teatre žiūrim filmą, ne? Žiauriai įdomi vietoj, Kingsman filmas iššoko iš lėktuvo, ten leidžiasi su parašiutais. Ir nusitraukė filmas. Reklama prasidėjo. Aš toks, kas per šūdas? Žmogus praeina. Kas per nesąmonę galvoja. Dabar žinau, kai teleką žiūrėtų mane per televiziją ir reklamą įkiša. Tai tas pats reklamą, what the fuck, 10 minučių. Oh my god. Tam ir daro filmus pagal tam tikrų laikų, ta prasme, valandas, kiek tai būna. Kad dėl retention time, kiek žmonės gali žiūrėti. Dėmesį sukauk maždaug, tai ar čia reklamas dar net, tai kažkokia nesąmonė bent jau man, tai bet ką jau padarysi, Turkija. Wow, žmonės, pažiūrėjom filmą, neįtikėtinas filmas, iš tiesų, Kingsman. Pavadinimas jau buvo, kaip sakiau, žiauriai patiko. Ne tai, kad vien veiksmo filmas, ne, kaip būna tie durni veiksmo filmai, kur tiesiog veiksmas ir nuspėjama istorija ir viskas tiesiog nuobodu. Tai tikrai nebuvo toks filmas. Įnešė ir komedijos ir tiesiog visiškai kitaip. Atsimenu, kai tie senesni būdavo su Jamesu Bondu filmą, ne, tai būdavo įdomu žiūrėti, nes ir tokių bairiukų būdavo ir rimtas to pačiu ir bairiukų ir tos įdomus filmai iš tiesų tokie kitokie. Tai pažiūrėjau šitą, žinokit, toks pat jausmas, jeigu dar negeresnis. Ir aktoriai labai gerai vaidino ir tikrai gerai suvaidinta. Vertas filmas pažiūrėti kino teatre. IMDb berods atrodo 8.1 jam reitingą davė. Jeigu kas ten domintės, tai galite ten labiau pasigilinti, žinot, ten daugiau rasite informacijos apie tai. Bet filmas tikrai yra vertas kino teatro. Nueikite, pažiūrėkite, jeigu gyvenate mieste, kur turi kino teatrą, nes, pavyzdžiui, Utenoje dar nėra įrenginėjo, kai išvažiavau tai. Jo, pažiūrėkit būtinai, tikrai geras filmas. Nesisiųskite iš visų linkomanijų ir taip toliau, nes tikrai jis yra vertas visų dėmesio ir tų kelių litų nueiti į kino teatrą. Jau, esu patenkintas.